Jau? Jo. Okay. Esu 12-okas. Esu 4-okė. Dalyvavau projekte Didysis brolis sesė. Kas mane paskatino pasirinkti šį projektą, tai kad iš tikrųjų realiame gyvenime neturiu nei sesės, nei brolio ir tiesiog buvo įdomu sužinoti, pajusti, koks tai yra jausmas. Esu labai patenkinta šio projektu. Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau šitą projektą, nes vyko toks lemiamas lūžis mano gyvenime, aš tikrai apsisprendžiau, ko aš noriu, aš pamačiau, kas man tinka, kas man bus reikalinga. Viskas prasidėjo nuo elektroninio pašto laiškų, paskui perėjome į Facebooką. Bendravom tik tai elektroniniais laiškais. Pasirinkau 3 mentorius. Su 2 iš jų buvau susitikus akis į akį. Su 3 tik per Skype'ą. Su mentore bendravau socialinėje erdvėje, bet manau, kad dar galėsiu susitikti ir gyvai. Tai tiesiog laiko klausimas. Taip. Labai lengva iš tikrųjų bendrauti šilti žmonės vis dėlto. Su mentore buvo bendrauti labai paprasta ir lengva, nes tai buvo tarsi pašnekesys su draugu ir labai šiltas bendravimas. Būtent šitame projekte ir pats mentorius yra suinteresuotas su tavimi bendrauti ir dėl to tokia neformali aplinka ir tas pats bendravimas toks labai draugiškas kaip su senu draugu. Jo, gan lengva, nes bendrauju kaip su draugais. Labai, nes jie praktiškai mano amžiaus, labai draugiški, fainus. Tas bendravimas su mentorium niekada nenutrūks, nes jūs, kaip ir sakiau, kaip draugai būsit. Tai padėjo, nes sužinojau labai daug teigiamų aspektų specialybės. Iš dalies taip, iš dalies ne. Praplėtė mano akiratį ir suteikė naudingos informacijos. Jie pasakodami dar pateikė daugiau galimybių. Sužinai dalykus iš universiteto gyvenimo iš visiškai kitokios perspektyvos, iš studentų. Dėl savo studijų programos aš buvau tokia ją labai įsimylėjusi ir ją idealizavau. Ir kai galvodavau, ką pasirinkti, neturėjau jokių minusų konkrečių, kaip, pavyzdžiui, palyginti kai kurios dalykus. Papasakoju apie dar kitokias sritis, kur galbūt galėčiau. Ir tas labai padėjo apsispręsti, ir aš esu pasiruošusi su tuo gyventi ir su tuo tvarkytis. Dalyvauti šioje programoje yra verta, todėl kad tai yra neįkainojama patirtis bendrauti su žmogumi, kuris galbūt yra tavo ateities autoritetas. Dalyvausiu iš tikrųjų, dar turiu keletą klausimų, nes kadangi pasikeičiu kryptį studijų, tai galbūt atsiras žmogus, kuris ėjo šito keliu, kurį aš dabar galvoju eiti. Džiaugiuosi, kad dalyvavau šiame projekte, tai buvo puikia galimybė išmokti kažką naujo bei gauti naujų pažinčių.